Labą rytą interneto pasaulį. Gan seniai nesimatėm, man atrodo, paskutinis video buvo prieš 3 savaitės. Nors čia praeitą savaitę buvau įkėlis video savo 3 patreonam. Tai ačiū anim. Atsiprašau, kad nesusišukavęs esu miški. Treniruojus, mokaus važiuoti. Šiaip gan dažną tom darau, nes reikia daryti progresą. Taigi turi motociklą, reikia mokintis. Kiek bus visokių renginių, kiek visko, reiks važiuoti. Yra jau lūkesčiai keliami iš visuomenės. Juokauju. Bet šiaip jo, mokinus. Ir pagalvojau padarys tokį update, nes buvo kas rašė, kad seniai nebebuvo kažkoks video, kaip tau sekas. Nes aišku, daugelis tai nori pamatyti man blynų, kaip aš nusirašau ir kur nors susižeidu, nes čia ir pats populiariausias video mano kanale. Bet iš tikrųjų seniai nebebuvo nusirašęs. Tai pagalvojau padarys tokį biškį update, kaip man sekas, ko išmokau ir pagalvojau įvardinsiu 5 dalykus, katrai mano, negaliu sakyti, kad jau išmokau ten ar panašiai, bet davė, sakykime, didžiausią impaktą, labiausiai pastumėjo į priekį 5 dalyką. Pats pirmas dalykas labai susijęs su važiavimu atsistojus, bet labiau su motociklo kontrolė su kojom. Tai pats stovėjom su motociklo tapo daug patogesnis ir motociklas daug stabiliau tarp kojų laikos, išėmus gumelius iš pakojukų. Tai va čia turbūt žinot, būna tokis gumelis, galėsiu įdėti pavyzdį, kaip atrodo, bet tonas išėmus koją, bats labiau įsikabėna į tom daiktą ir motociklas neslidinė iš kojų ir gali daug stabiliau stovėti ir neslidinė, nes tos gumelis, ypač kai sušlomp, žiauriai slyst. Tai užtenka anas išsiimti ir daug stabiliau stovint motociklą. Aišku, nežinau, kas būtų, jeigu nukristum ir ar nesusmėgtų į koją, bet čia įeina antras patarimas. Tai yra bata. Aš batų svarbą išmokau skaudžiausių turbūt įmanomų kelių, tai per traumą. Fuck. Jeigu čia įtrauksiu, turėtų gera būti. Negera bus. Kurvas, sulaužiau, kuo jaučiu. Tai būtent per savo traumą aš sužinojau, kuo skirias adventure bata ir enduro bata. Tai čia yra enduro bata, katrai yra, kas slidinėjant, kaip slidininką bata labai panašus, bet su anas gali vinį kalti. Žiauriai tvirti, nežmoniškas stiprus, čia nieks nesilonksta, žiauriai stiprus. Kaip pavyzdį tom patį biškį pafilmaus, paskiau atskirą parodys, kaip lonkstos adventurinis bats, nes ten ir tiesiog čia tvirtesnė oda ir realiai nuo smūginių kažko visiškai neapsaugo. Tai nereikia stebėtis, kad man tada lūžta koja, nes ko nori, kaip su guminės batas išvažiuotum. Taip, smūgiaus klausimas. Tai bata, jeigu ruošatės važiuoti ne plentu, pasiimkit normalius batus. Aš to išmokau skaudžią, jūs to išmokit, nes netip skaudžią kaip aš. Nes offroad'e krent visi, nuo profų iki pradedančiųjų. Aišku, skirtingos vietos, bet net profesionalas gali padaryti žioplo klaidą ir užsimesti tiep motociklą, kad arba pats jis gali neištraukti iš pono, arba susilaužyti kažko. Žmogaus kaulą tikrai nėra labai keiti. Grįžkim prie važiavimo atsistojus. Tai absoliučiai visi sako, kad offroad'e reikia važiuoti atsistojus, nes tu sumažini svoriaus centrą ir lengviau yra valdyti motociklą.
kas yra visiška nesąmoninės fizika taip neveikia. Nesvarbu, ar aš ant motociklą sėdu, ar stovu, svoris išliek tas pats, aš nesumažinu nuo. Jeigu ko ir padarau, tai atsistojęs dar labiau iškelia nuo nevirš. Nes svorio centras yra kas? Tai yra per atstumą, kur pasiskirsta svoris, kur ir vidurys. Tai, tarkim, nuo 2 metrų iki žemės, tam tarpe, kiek aš ir motociklas sveram, ir kur maždaug katra vieta kiek sveria, ir kur maždaug ir vidurys. Tai nesvarbu, ar tu atsistoji, ar sėdi, tai tu savo svoriaus nuo motociklo nenuėmi. Bet, ko tu padara, tu savi atskiri nuo motociklą inercijas klausimas. Pargazon kažkas. Gera pargazon. Pažiūram. Jo, parem, kažkas parem. Ten priekį smėlį kopą gerai ir daug su hardas važiuojant hebra. Gerai, ko aš sakiau? Jo, tai inercijas klausimų. Tai aš kai ton supratau, tada man buvo lengviau spręsti, kada reik atsistoti, kada ne. O da pravar. Ačiū mašiną. Mašiną pravar. Paklyda biškį. Tai reiškia, kad motociklas einant per kažkokį kliūtį, šaknį, akmenį ar daubį gilesnį, on tavis neišmuš į priekį, kai tu stovi, nes tavo alkūnis ir tavo keliena veikia papildom amortizaciją. Tai jeigu netgi stovi ant motociklą, kaip įkalts kaip mėdis, bus tas pats, kaip atsisėdus važiuoti. Tai ko jau išmokau, ton biškį tokią amortizaciją padėti, palaikyti motociklu ir nėra taip, kad kai motociklas pervažiuom per kliūtį, man išmeti viršų ir dar aš grįžtu ir tada dar užlenku gazą. Tai va, važiuoti atsistojus, bet irgi reikia tada taupyti jėgas, nes pažiūrėjau, tarkim, išvažiuoju ten 300 km per dieną. Kiek išanų atsistojus išvažiuosi, taip automatiškai jėgų išnaudojas daugiau, nes, atsisėdis, kai važiuoju ilsys, atsistojus, kai važiuoju, tu naudoji raumenį, sąnarius, visko, vis skūns dirb ir žiaurė karštą pasidaro. Tai atsistojus važiavėms reikia taupyti jėgas. Tai pavyzdžiui, dabar, jeigu važiuoju tiesiog kažkokį teisų žvirkelį, nes čia pas mus labai daug yra teisų žvirkelios tiesiog, tai gali drąsiai atsisėsti ir pjauti taip pat, kaip paprast plentinį kelių, nieks nesikeitia. Bet jeigu važiuoji į mišką, kur yra šaknų, kur yra daubių, kur yra akmenų, pavyzdžiui, Rumunijoje kalnuose akmena, tai tik tą atsistojus, nes tu visą suamortizuoji smūgį ir nulini inerciją. Smėlis. Kai pirmusius kartus išvažiavau jau po Lietuvos kelius mokintais važiuoti, labai daug turim smėliaus iš tikrųjų Lietuvo. Ir klampesnė, galbūt vienos vietos ten daugiau, nuo kitos mažiau, bet turim tikrą labai daug. Tai važiuoti per smėlį išmokti yra būtina, norint Lietuvą važinėtis. O per smėlį yra baisi žiauriai važiuoti, nes mums priešinas tavo visim instinktam. Tai jeigu važiuoji per smėlį, ten, pavyzdžiui, tau pradeda mėtyti vairą, tu nori automatiškai lėtėti, nes tau nesaugo. Atrodo, kad sulėtėsi, tada bus saugiau. Bet iš tikrųjų, kai tu sulėtėjai, tai dar labiau pradeda mėtyti, nes kas būn, kai lėtėjai, svoris smenga į priekį. Ta prasme, jeigu mes gazuojam, inercija mums traukia atgal, jeigu mes stojam, inercija mums traukia į priekį. O per smėlį mėto tudė, kad nebeišstum priekiniaus ratą. Geriausia per smėlį yra važiuoti atsistojus, numetus šiekną ir kuo daugiau svoriaus atgal ir tiesiog dėti gazą. Skomb nesąmoninga, bet kuo lėčiau važiuoji per smėlį, tuo daugiau priekinis ratas sming, tuo labiau mėt. Kuo greičiau važiuoji, tada gaunas, kad tas priekinis ratas tiesiog kaip slidė eina paviršium, o galinis ratas tiesiog stomi priekį. Ir kai įkerti ton fiziką, tada pasidaro daug drąsiau važiuoti, nes, čia tiesiog yra technika, nes kai tik pradedi važiuoti, atrodo, o blem, mėt, reikia lėčiau važiuoti, atsargiau. Jo, bet ne. Žodžiu, reikia priešinti savo paties instinktam. O kuisys ant kameros užlėp. Bet kiek daug kuisių, čia kol filmuoju, jau nežinau, kiek sekundžių vis gavo ušnis. O, padara pačiūža. Slidi, nežinau, kas slidi gal labiau.
Ir čiūž paviršių. Nežinau, ar matos, bet kiek klaidžio tas Volkswagens. Kažkur į mišką nuvažiavo, ko. Paskutinis penks dalyks, katras galbūt nelabas susijęs su važiavimu, bet yra žiauriai svarbus, tai yra navigavimas ir mokėjimas naudotis Osmondu. Kas nežinot, Osmondas yra viena populiariausių programėlių, katro naudoja offroaderiai ir ne tik, nes Osmondas visų pirma jį nemokam. Ir visų antra, unsa rodo žiauriai daug kelių ir unstore atskirą žymėjimą keliams priklausomą nuo kokios dangos ir kelias. Kokios dangos ir kelias. Tai pavyzdžiui, ten žvyrkelis gali būti pažymėtas balta linija, išasfaltuotas kelias geltona linija, autostradinis kelias raudona linija, miška kelias, va toks galbūt bus punktyrs kažkoks, arba irgi bus koks nors pilks. Ir tu gali suprasti, matydams ton žemėlapį, kur tu važiuoji, kokis tavis lauk danga. Ir jeigu, pavyzdžiui, atsimušė į kliūtį, katros negali apvažiuoti, gali labai nesunkiai susirasti, kaip apvažiuoti aplinkų. Labai geras yra video adventuristų kanale, kur paaiškina visus funkcionalumus to appsą. Aišku, ten viso nereik, bent jau muniai. Man užteka išsiaiškinti, kaip įsikelti GPX failą ir kaip atskirti, kur koks kelias. Ir ten, aišku, dar, pavyzdžiui, pasidarius maršrutą, pasižiūrėti, kiek tavo maršrutą sudaro. Ten asfalt, kiek žvyrs, kiek miška kelias ir panašiai. Bet būtent tam video aš ne kartą irgi žiūrėjau, man parodo dar ką per profilius susikurti, ten gali skirtingus. Tai kam įdomu, aš palieksiu linką apačio. Galėsite pasižiūrėti, jeigu kažkas norit išmokti naudotis to appsu, nes tikrai žiauriai geras daiktas, tuo labiau, kad nemokamas. Tai va toks yra pas mane progresas šiai dienai. Nežinau, ar kažkas pažiūrėjo iki galo. Bet jo, esu patenkintas, nežinau dar kas matėt, kas nematėt, dar užsidėjau Barkbusterius. Nes tada aš kaip nukritau, sulūžo runkenėlį. Tai Barkbusterių komplektas kainuoja 100 €, runkenėlį kem 5. Tai 3 nukritimą ir tau atsiperk Barkbusterį. Tai pagalvosiu, investuosiu ir nusipirks, pasiupgraidinsiu. Tai va, o dar ką norėčiau pasiupgraidinti ir galbūt pasiupgraidinsiu, tai Raid garažo pakojukus. Tai čia tos pačius, kur sakiau, kad gumas, nes Raid garažas gamin biški ilgesnius ir biški žemesnius, tai dar turėtų būti patogiau laikyti motociklą tarp kojų. Nes aš dabar esu atradęs tokį poziciją, kad aš mocą atsistojęs laikau taip šitą suspaudys. Ne baką, nes anksčiau laikydavo baką, bet čia tam mocijai labai plotas bakas, nelabai patogu. Tai laikau grina va ton atveit ir man patogu ir šiekną atlošti atgal, ir į priekį, jeigu reikia, taip ir dirbi. Ir lygiai taip pat amortizacija. Bet to veito grina labai patogu suspausti. Jeigu būtų dar čiut žemiau, tai kiti pakojukai ir žemiau, būtų šis pasaka, galėčiau dar patogiau laikyti. Ir dar vienas patarimas, čia bonusas. Katran, šiaip aš vis laikiaus, bet jau esu matęs 2 žmonės, katrai nesilaikė to. Ką važiuojat miškį, ypač kai nematot posūkiaus, kas už posūkiaus, važiuokit savo pusį. Šitą savaitgalį Dovydas vedė turą, važiavo motas vidurį ir iš priekiaus išlinda mašina per vidurį. Kas buvo? Bum. Bais trauma, kaulą šveit. Kas ten? The fuck? Ai, sako, apsusigliučiana. Kelmus tokiu kampu stovėjai. Galvojau, zuikis koks. Bet buvau per didelis, jau buvau pradėjęs galvoti, kad kengūra čia. Ok. Reikia atsargiai pažiūrėti, kad miškų kokių nebūtų su jas paskiau manėm.